man daugiau eina tokia, atrodo, kaip būtent kaip atrodo, kad kaip informacija, kaip apie energijos užtaisus, kaip, programa tarsim kaip žinai, kaip baterijos užprogramuotos. Ką? Ir jos sėda, ne? Taip, ir ta prasme vieni, tai žiūrėk, ten yra Dunlopai, kiti Energizeriai, Taip. kiti ten gal kinietiškos kokios, supranti, aš Taip. ką aš matau dabar ir tarkim, kiekvienas mes turim tą savo, kaip sakyt, batareiką, ne? Ir, tarkim, pas tave sudėtos tokios, ne, kaip pasakyčiau, ne? Ir mes ten galim tas programas ar kažkokias tiesiog žiūriu, žinai, ką galima padaryti, kad ar išvalyti tą apskritai, kaip pavadinimą baterijų, kaip sakau. Išvalyti tą Taip, kiekį kad tos jėgos, tos energijos, koks kiekis užprogramuotas. Taip. Supranti, vis tiek toks vaizdas, kad mūsų kūnai sukurti taip, kad, mes galim, kaip tau pasakyti, Jolanta, mes galim neišeikvoti. Ta prasme, susigrąžinti kažkiek, bet esmė tame apie kūną kalbu, kūnas vis tiek turi, tam tikrą, tarkim, ir širdies dūžių skaičių, tarkim, man dabar eina, čia grynai informaciją skaitau, ir tarkim, tų inkstai turi savo kažkokį skaičių, ne, tas, ir kiekvienas mes gavom, tarkim, tą avatarą, ne, ir čia viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jį išeikvosim. Tai va čia ir yra, supranti, ne tai, kad aš čia tipo, aš bilia kaip gyvensiu ir tipo tą kūną kažkaip čia taip Tai va tas ir yra, kad ir tas turi būti tas labai atsakingumas ir sąmoningumas gyvenant, kaip aš eikvoju save. O čia šiaip tai realiai tai ir šiaip įrašiukas. Kad suvokti, kad kūnas taip, jisai kažkokias mes programas galim išsitrinti, pasikeisti, bet pačio to avataro viso mes visiškai 100% nereikia būti naiviems ir įtakoti visko mes negalim. Taip, aišku. Tiesiog gavom kėbulus tokius ir viskas, bet mes galim atsakingai ir sąmoningai jį vartoti. Dėl ko, kaip yra, ne, kaip ir kvėpavimą lėtinti, ne, nes taip mes sulėtinam savo tą visą, kaip sakau, prailginam savo gyvenimą, ne. Kitas dalykas irgi, ne, kaip valgom, bet aš kalbu valgyti per jausmą, o ne per tą intuiciją, o ne per žinojimą, ne per informaciją, nes irgi daug įdėta labai mum, kaip sakyti, tos naujų programų informacijos, kuri kaip tik mum trukdo jausti save, kaip pasakyti, jinai tiesiog trukdo per jautimą maitintis, ne, kaip judu, ne, kiek ilsiuosi, kiek nervuojuosi, kaip ką darau, ne, gyvenime, kaip aš gyvenu iš širdies ir meilėje sau, ne kitiem. O tas ir yra, taip tas avataras ir tarnauja. Ir atrodo, žinai, čia, ta prasme, aš darysiu bileką, ne, kaip ir, su hipais, tarkim, sakoma, ne, arba kaip žmonės, alkoholikai, ne, užsikoduoja, tarkim, ne, ten ir vis tiek eina, išgeria, ne, tai čia yra tas pats, ne, tarkim, tvarkausi save, bet einu toliau, taip gyvenu, tai visą laiką, kiekvienam žingsnį labai tas atsakingumas ir dėmesingumas, bet ne baimė dėl savo kūno, nes kad ir informacija apie maistą, tai dabar žmonės laiko baimė, žiūrėk, kiek žmonių gyvena bijodami kažką suvalgyti. Taip, tas sveika, tas nesveika, tas gerai, tas negerai. Tas sveika, tas gerai, tas negerai, nuo 6 negaliu valgyti, tada galiu valgyti, tada kokioj programoje jie gyvena, tai irgi neduoda nieko gero. Ta prasme, harmonija reikia gyventi ir su maistu. Ta prasme, per jautimą, kaip aš jaučiuosi, ar aš tikrai noriu dabar to, o gal nenoriu, gal man tikrai reikia, tas per tokį, supranti, pastebėti, pagauti. Ten gerai noriu saldainio, suvalgau tą saldainiuką, bet nepiknaudžiauju tada, noriu pajudėti, bet irgi sportuoju tiek, kiek galiu, neperžengdama savo ribų ir galimybių. Viskame.
irgi reaguoju, reakcijos, tos visos pykstu, ar ten dar kažką, ar tikrai man to reikia, ką man tai duoda, galų gale skaitau informaciją, kišu į save, nevartojam, dabar tas vartojimas informacijos begalinis yra, ar tikrai man to reikia, kokias šiukšles aš į save kraunu, ar aš tikrai sugebėsiu atsirinkti. Tai vat supranti, visas tas ir eikvoja mūsų tą vat avatarą duotą. Jo, ir dar kai sakai, vieniem duota vienokia, kitiem Taip, kitokia. ir visi mes juos gavom skirtingus ir tada aš turiu atsižvelgti, tarkim, mano šita vieta yra Taip. silpnesnė, ne, kaip aš galiu ją daugiau puoselėti, kaip aš galiu ją daugiau mylėti, ne, kaip daugiau, ta prasme, jausti, ne, kas jai tinka, kas netinka, gal jai reikia šilumos, o aš ją šaldau, ne, gal jai reikia to, aš, ta prasme, va tas, kaip aš. Va tas vat per tą, vat kaip aš geriausiai jaučiuosi, kur mano yra geriausia komforto zona ir būti joje kiek įmanoma daugiau, bet irgi neapgaudinėjant savęs.